Sveiki, jūs mėly žiūrovai dar kartą ir su jumis Mr. Toneris. Ir šiandien parodysiu, kaip pasidaryti labai kompaktišką signalo įjungėją ir išjungėją. Tai yra kaip ir, sakykim, jungiklis. Kai dabar, yra, sakykim, namuose pas kiekvieną tikriausiai paspaudė knopkę, įsijungia šviesa, paspaudė dar kartą, išsijungia. Čia, kaip praeitą kartą matėt, tai itemų liftas. Jei nematėt, paspauskit štai čia. Gerai, žodžiu, jam tai reikia 3 redstone torčių, šiek tiek redstone, 4 stone arba šiaip kitos medžiagos statymo, daiktas, kurį norit aktyvuoti arba išjungti ir būtinai button, nesvarbu koks. Dar pamiršau, tai yra pistonas, bet nebūtina stikiai, galima paprastą, čia jau pagal jūsų resursus. Tai pradedam. Su pirma, dedame vieną pistoną, tada padarom 2 tarpą ir dedam kitą. Išmušam vieną skylę ir padedam torčą. Štai taip. Tada padedam stauną. Taip. Tada dedame redstone ir button. Matot, jisai veikia, bet patys pistonai nesuveikia. Tada sudedame štai šitus 2 torčius. Ir kaip matot, jis štai taip stumdosi. Ir galima paimti, sakykim, signalą. Sakykim, čia. Ir čia bus mano lempa. Bet aš paimsiu repeaterį, kad pratešiau signalą. Dėl viso ko uždėsim dar ir čia. Tai tiesiog paspaudė knopkę. Čišt. Jis veikia. Paspaudė kitą kartą. Jis išsijungia. Kaip matot, šitas yra 2 ant 4 blokų. Šito neskaičiuoju, nes jį galima kur nors paslėpti ar dar kaip nors. Čia jūsų reikalas. Galima, sakykim, dėti štai taip. Redstone'as, tada tas repeateris ir palaukit. Ir tada štai taip. Matot, taip pat veikia. Čia taip, kad sieną, sakykim, galima būtų sutalpinti. Sakykim, tai yra siena. Ateinu, čišt. Veikia išjungta šviesa. Čišt. Jas veikia šviesa. Žodžiu, tokia maža pamokėlė, trumpa labai. Ir su jumis buvo Mr. Toneris ir